Jau 7 metus Ažuožerių kaimo vaikai vasaros atostogų metu rinkosi vaikų laisvalaikio užimtumo stovyklą. Šių metų stovyklos tema buvo linksmieji piratai. Jaunųjų piratų laukia edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos, išvykos. Labai džiugu, kad biblioteka erdvė, kurioje galima ne tik skaityti, mokytis, tobulėti, bet ir kurti, bendrauti, leisti laisvalaikį. Šių vaikų projekto organizatorė Ažuožerių kaimo bibliotekininkė ir Ažuožerių kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Gafanovienė. Baigiamasis stovyklos uždarymo renginys užburtas piratų laivas. Įvyko rugpjūčio 24 dienos popietę. Pasveikinti renginio dalyvių, pasidžiaugti paskutinėmis vaikų atostogų dienomis ir palinkėti gerų mokslo metų atvyko garbingi svečiai. Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas ir Anykščių Liudvikos ir Stanislovo viešosios bibliotekos metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė. Tapo tradicija šventinį baigiamąjį renginį pasikviesti ir svečių iš kitų kaimo bibliotekų. Sulaukėme svečių iš Kavarsko miestelio, vadovė Kavarsko miestelio bibliotekininkė Eugenija Zinkauskaitė, iš Traupio vadovė bibliotekininkė Ramūnė Musteikienė, iš Taškūniškio vadovė bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė, iš Surdegio vadovė bibliotekininkė Janina Urzdrienė. Viens, du, trys, pradedam! Nebravo kitiems! Kitiems! Susla! Išskleidė būrias, plaukia. Viskas, baigiam, turim tikriausią ir visai nepanašiai piratą. Taigi ateinam į sceną dabar, ateinam. Mūsų jaunimas čia lipa. Žiūrėkit, kaip šlubuoja. Jau kažkas koją numinė, ne balioną turbūt. Na, lipam čia į sceną. Ir dabar visi atsimenat, kaip garsiai galime parodyti, trypt ir šaukt valio, pripratom. Taip, dabar taip ir dar kartą padarysim. Taigi jūs dabar skaičiuoti iki 3. Aš? Taip, 1, 2, 3, o visi plojam, trypiam ir šaukiam valio, pripratom, gerai? 1, 2, 3. Na ir dabar mes trumpus kaip ir prisistatėm. Taigi atlaisvinsim sceną ir kitiems jau duokit 5, labai ačiū, balionas. Išnesti šventąją! Kam čia reikalinga? Pala, kokie pinigai? Tai gal čia Traupis norėjo lobio, atiteko mum? O kur jisai yra? Nežinau, buvo pas jie. Atgaivinti!
atgaivinti. Sakau, staigiai atgaivinti. Kas čia yra? Nesikė. Kelkis. To jau atgaivinsim. To jau. Nu čia dabar. Tai kiek išgėrei, kad čia svirdi? Kiek? Kur pinigai? Kur lobis? Pinigai? Patė. Ką? Pinigai. Bol į šventosios dugną. Atiduok pinigus. Traupės ieškojo, tai Aš jų neturiu. Tai kur padėjai? Sakau jums, jie bol į jūros dugną. Pala, ar tu nemeluoji? Jinai meluoja, aš mačiau turi maišą. Jungą paieškok. Labai dėkojame Ažuožerių piratams, kad mus pakvietė ir mes jau draugaujame kelinti metai. Todėl mes žinome, kad Ažuožerių piračiukai labai yra draugiški, kūrybingi, niekada neapiplėšė mūsų laivo, nepaskandino, o tik tai, kai atvažiuojam, mus visus privaišina, palinksmina, mes pasisėmėm čia tokį didžiulį lobį išminties. Ir aš dabar galvoju, kaipgi čia šitas mūsų renginėlis be lobio? Juk mes piratai, mesgi turim ieškoti lobio, o čia apie lobį tik tai užsiminė, aš jau visą nušvitau, galvoju viskas, jau Ažuožeriuose lobis atrastas, bet pasirodo dar ne. Taigi, dabar norėčiau pakviesti visus iš kiekvienos komandos po vieną piratą, kad ateitų čia. Prašom, iš kiekvienos komandos po vieną kapitoną. Kuris būtų greitas, vikrus, išmintingas. Greitai, palauk, dar ne. Įsirikiuokit visi, įsirikiuokit greitai, kad matyčiau. Nesvarbu, padėsite. Greitai. Greitai rugsėjo 1 ir mes visi skubėsime į mokyklas. O ši diena pati svarbiausia pirmokėliams. Jau tapo tradicija per mūsų šventę pasveikinti būsimus pirmokus, juk jie būsimi bibliotekos skaitytojai. Laukia rugsėjo 1-osios? Taip. Kokią mokyklą lankysim? Antano Baranausko. Guna la vista. Examine alla vini guna la vista. Examine alla vini guna la wa.
pasitikit šauniausią piratą. Aš pašėlęs stiprus ir laimingas kapitonas Patrakelis Flintas. Čia atvykau pasiausti be galo iš linksmiausio pasaulio žurnalo. Aš pašėlęs stiprus ir laimingas kapitonas Patrakelis Flintas. Čia atvykau pasiausti be galo iš linksmiausio pasaulio žurnalo. Kelsim laimėję, neraminkite mūsų tėveliai, nes visi čia piratų draugeliai. Aš pašėlęs stiprus ir laimingas kapitonas Patrakelis Flintas. Čia atvykau pasiausti be galo iš linksmiausio pasaulio žurnalo. Aš pašėlęs stiprus ir laimingas kapitonas Patrakelis Flintas. Čia atvykau pasiausti be galo iš linksmiausio pasaulio žurnalo. Tai linksmybės vatosim, trypsim kojam ir rankomis plosim. Na, o tie, kas pikti susiraukia, po velnių, po toliau tegu plaukia. Aš pašėlęs stiprus ir laimingas kapitonas Patrakelis Flintas. Čia atvykau pasiausti be galo iš linksmiausio pasaulio žurnalo. Aš pašėlęs stiprus ir laimingas kapitonas Patrakelis Flintas. Čia atvykau pasiausti be galo iš linksmiausio pasaulio žurnalo. Vaikystė pasaka senelio, vaikystė ašara tyra, vaikystė trumpas laimės kelias, kuriuo negrįši niekada. Dėkojame Janinai Uzdrieniai, Surdegio filialo vyr bibliotekininkai, už dalyvavimą 7-oje Ažuožio kaimo vaikų vasaros užimtumo stovyklos Linksmieji piratai uždarymo šventėje užburtas piratų laivas. Padėka nuo Anykščių Liudvikos ir Stanislavo, Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos Aušros Miškinienės ir nuo Ažuožio kaimo bendruomenės pirmininkės Daivos Agafanovienės. Ir mes norime padovanoti jums vaikiškomis rankomis nulibytą suvenyrą piratų laivą. Tai šilti prisiminimai telidijus ir jūsų linksma pirato komanda iki kitos vasaros šventės. O kad žiemą jums netrūktų skanios ir šiltos arbatos, mes jums dovanojame kambarinę mėtą. Ir pats piratiškiausias vaikų žurnalas Lietuvoje leidykla Jūsų Flintas dovanoja kiekvienam šventės dalyviui po savo žurnalą. Ačiū.